Taigi dar kartelį, paskutinį kartą sveikiname su jumis iš Lodzės, šalia manęs Darjušas Lavrinovičius. Po vieno iš pralaimėjimų jis atėjo ir kalbėjo čia liūdnas, po šito pralaimėjimo yra piktas ir sako, kad mes pergalę serbams padovanojom, broli. Tai kodėl mes ją padovanojom? Kaip čia buvo? Aš manau, kad mes paprasčiausiai pritruko mums galvos, gale mes žaidėm, iš tikrųjų žaidėm kaip vaikai. Aš nežinau, atrodo, kad mes krepšinio mokykloje net nesimokėm. Tu čia kalbėjai apie paskutinės minutės. Apie paskutinės minutės, kur mes atidavėm persvarą, atidavėm pergalę jam į rankų. O kaip taip atsitinka, dėl to, kad tai buvo trečias kartas, kada bus varžovai užmėto tritaškiais. Gal netgi ketvirtas šiame čempionate iki tol. Šiose rungtynėse lyg ir pavyko tvarkytis, lyg ir pavyko žaisti taškas į tašką, pirmauti, o po to staiga viskas pačioje rungtynių pabaigoje subirėjo. Sakai, kad jėgų pakako žaisti iki galo? Pakako, todėl kad mes žaidėm praktiškai visi po lygiai laiko ir aš nemanau, kad pas serbus buvo daugiau jėgų. Paprasčiausiai mes gynyboje klaidos, ką mes gynėmės vis varžybas, o gale varžybų mes sugalvojom kitaip gintis, patys sugalvojom ir aš nežinau dėl ko ir gavom tos tritaškius ir pralošėm rungtynes. Nu, nebesinervim, broli. Iš tikrųjų, tau tai buvo vienas iš tokių rezultatyvesnių mačų, vienas iš geresnių. Nebuvo jų daug šiame čempionate, bet tai buvo vienas iš geresnių. Ir galima sakyti, kad ir Lietuvos komanda šiandieną žaidė jau geriau negu ankstesnėse rungtynėse. Taip, be abejo geriau. Gal todėl, kad mažiau įtampos buvo, žaidėjai buvo biški ne taip susikaustę ir aš manau, čia padėjo mums geriau žaisti, bet gerai, čia nereiškia, gerai žaisdami, geriau blogai žaisti, laimėti, negu gerai žaisti ir pralošti. Aš iš tikrųjų net nebežinau, ką tavęs paklausti, gal tu manęs norėtum, iš manęs interviu gal norėtum paimti? Norėčiau pas tavai, Robertai, paklausti, gal iš šono, gal duok Vilnių mums kokiu patarkas, gal tu geriau iš šono matai. Matai, kad patarimų tai labai sudėtinga duoti dėl to, kad vis tiek viską reikia padaryti aikštelėje. Ar trenerių patarimai šiame čempionate jų buvo mažai, ar jie kažkokie buvo tokie neįvykdomi? Kaip su tuo planu prieš rungtynes ir jo įvykdymu per pačias rungtynes? Nu, nežinau, mes darom tą, ką tarėmės. Paprasčiausiai kažkur tai vienas žaidėjas vieną klaidą padaro, kitas žaidėjas ir susidaro tų daug klaidų, kur atspindi ant rezultato. Tai iš tikrųjų nežinom lietuviai, ką patarti, bet tikrai visi lietuviai nori, kad mes nedarytumėm klaidų, kad mes iškovotumėm pergalės ir dabar lauksim gruodžio mėnesio ir tikėsimės, kad duos mums tą kvietimą į Turkiją ir kad nesėdėsim vasarą be darbo. Tai aš noriu tik palinkėti, kad kita vasara būtų kita ir tau gero asmeninio sezono. Aš dar noriu padėkoti sirgalim, kurie iš tikrųjų buvo dar iki paskutinių su mumis, kurie buvo ir palaikė. Šiandien iš tikrųjų aš net nesitikėjau, kad toks bus palaikymas. Ačiū visiems, kas palaikė mus, nors ne pačiais geriausiais laikais. Ačiū Jums irgi televizijos žiūrovai, kurie buvote iki pat galo, dėl to, kad kurių nervai silpnesni galbūt jau ir išsijungė savo televizorius. Ačiū visiems ir iki pasimatymo Lietuvoje.